Studentų himnas Aukštosios mokyklos Šiaurės Lietuvos kolegijos bendruomeniai koncertų salėje Saulė skamba nebe pirmus metus. Šiaurės Lietuvos kolegija išleido 12 absolventų laidą. Profesinio bakalauro diplomai įteikti 117 studentų. Pirmą kartą diplomai įteikti 16 studentų, kurie nuotoliniu būdu baigė verslo vadybos, renginių verslo vadybos ir teisės studijas. Atsisveikindami su kolegija nuotolinių studijų absolventai įteikė atminimo dovaną gaublį, kuriame pažymėjo vietas, kuriuose gyvendami studijavo. Tai ne tik Lietuva, bet ir Kinija, Airija, Anglija, Ispanija, Brazilija, Olandija. Šiuo metu kolegijoje nuotoliniu būdu studijuoja daugiau kaip 100 studentų. Šiaurės Lietuvos kolegijoje vykdomos studijos multimedijos ir interneto technologijos, kompiuterių tinklo administravimas, finansų ekonomika, verslo vadyba, renginių verslo vadyba ir teisė. Šiemet stojantieji kviečiami rinktis dar 2 naujas studijų programas – rinkodarą ir mobiliasias technologijas. Iškilmingos šventės profesinio bakalauro diplomų įteikimo ceremonijos metu kolegijos administracija ir direktorius dr. Mykolas Dromantas absolventams linkėjo nepamiršti savos alma mater ir grįžti čia. Ir ne tik kaip alumnai, bet ir kaip socialiniai partneriai, darbdaviai ir net dėstytojai. Kitąmet Šiaurės Lietuvos kolegija minės 15 metų veiklos jubiliejų. Per tą laiką sėkmingai darbo rinkoje įsitvirtino keli tūkstančiai jaunų specialistų.